Sveiki! Šiandien padarysime lūpų spa. Mums reikės šveitiklio, lūpų balzamo ir drėgnos servetėlės arba, kaip šiuo atveju aš pasiėmiau, drėgną diskelį. Atsipalaiduokite ir pajuskite nepaprasto šio gėrio poveikį. Taigi pasiėmam šveitiklį. Pas mane jisai baiginėjasi, tai aš jį nukirpau. Turbūt jūs žinot, kad tam, kad susitaupytų produktas, tuo labiau, kad jų yra viduj, tai tikrai dar daug, tai jūs galite ir visus kremus ir viską tai naudoti. Šveitiklis yra pagamintas iš natūralių cukraus kristalų su sviestmedžio sviestu. Jisai tikrai labai malonus lūpoms. Ne ant tos rankos pasimiau, pasidarysiu su kairė ranka. Taip, ir mes tada padengiam lūpas su to šveitikliu. Dabar žiūrėkit, yra du variantai. Arba jūs vaikštot apie minutę su to šveitikliu, arba galit su pirštuku pamasažuot lūpytes. Labai švelniai masažuojam. Net jaučiasi tas saldus skonis, tikrai labai malonu ant lūpų. Lūpų cukraus šveitiklis su sviestmedžio sviestu sudėtyje tikrai turi labai daug gerų savyje komponentų. Ir tikrai yra natūralus. Tad galit šitą procedūrą daryti ir vaikams. Minutę maždaug masažuojam tokiais taip pirštą įsivalau. Taip, tai lūpas po šio šveitiklio tampa minkštos, sudrėkintos ir nepaprastai švelnios. Tai pasiemu dabar tą diskelį ir nuvalau. Labai jaučiasi, iš tikrųjų po pirmos procedūros jaučiasi nerealus minkštumas ant lūpų, bet tai dar ne viskas. Dabar mes pasiemam lūpų balzamą ir jeigu jūs gavot, pavyzdžiui, dėžutėj mėginukus, tai patikėkit manim, kad jums tikrai to kiekio, kiek yra įdėta, tikrai užteks ir netgi galbūt 2 kartam. Nes labai mažai reikia produktų. Tikrai labai mažai. Aš visada įdedu daugiau, nei jums reikia. Matot, kokio mažo žirnelio reikia? Bet tai ne žirnelis, čia toks kruopytė. Ir pasitepam lūpytes dabar. Čia yra nepaprastas lūpų balzamas su sviestmedžio sviestu ir simoncijų sviestais. Jisai labai stipriai drėkina ir maitina lūpas. Komfortas ir ramybė jūsų lūpoms. Tai gerai, labai gerai pasitepam. Jūsų lūpos labai bus gerai pridrėkintos ir bus šilko glotnumo. Taigi, bandykit, darykit ir tikiuosi, kad jums irgi patiks labai kaip ir man.